gali trukti maždaug nuo 5 minučių iki valandos su pusę. Ir čia atsiranda toksai, tas toks lietuviškas jausmas, nu tai kada išgersi. Nes jau čia dabar noriu pasveikinti visus, kas turit šeimas, mamas ir tėčius, mylėkite juos ir gerbkite, gamardžios. Ir jau tu jau, ir dar. Tu eini ir koks nors piemenukas sako, jūs turit vandens. Sakom, turim, nes jeigu ne, tai sako, aš savo tu duosiu. Bet mes neištroškę, nei mes jo prašėm nieko, jisai tiesiog pats. Jų ta visa, nežinau, šokių kultūra, jinai yra nereali. Tas iššokimas į viršų, krytas ant kelių ir sukasi. Nu tikrai fantastika ir tą gali padaryti nuo mažiausio vaiko iki žmogaus, kuris jau yra pensiniam amžiui. Netgi toj šeimoje, kur mes buvom, paprašėm tėvų, kad jie pašoktų, tai ir tėtis, ir mama iš karto ir prasideda šokį į kiemą. Aš tą formą pasidariau ne tik, kad čia jumą atnešti, bet aš ją pasidariau, kad parodyti draugams. Per 8 mėnesius tų įspūdžių yra daug ir visi klausimų kaip. Tai tam, kad irgi surenki visus, parodai ir tada mažiau tų klausimų yra ir aiškiau viskas. Tai tada žiūrim filmuką. Turkija yra tokia šalis, kuris stebins vis kiekvieną dieną vos ne kažko, jeigu jau nesi čia kažkur, kur turkai jau patys yra su Europėje. Ai, vainikai, čia geras klausimas, vos nepamiršau. Turkija apskritai, kaip ir kiekvienoje šalyje, aš nežinau, kodėl tikriausiai traukiu, bet turiu visą laiką labai juokingų nutikimų. Tai čia tie vainikai buvo ne vainikai, čia buvo vestuvių puokštės. Man pasakė, kad mes važiuosim į vestuves, aš aišku pasipuošiau, susitvarkiau, ar ne viskas tvarkingai. Nuvažiuojame ten, aš matau prie sienos tus vainikus ir man iš karto, čia kažkas dabar tai bus, ne to. Tada prieinu prie savo to, jau galima sakyti, turkiško tėčio ir aš jam sakau, o mes neturėjom važiuoti į vestuves. Sako, tai atvažiavam. Sakau, bet man atrodo, kad mes laidotuvėm. Tai, kad aš daug jam pasakoju apie mūsų tradicijas, apie kūčias, apie kalėdas, apie eglutes, kas jiem buvo naujiena, apie dovanas. Ir vieną dieną man grįžus, taip gausi, kad tiesiog per kūčias jie padovanojo man dovanas, per kalėdas man pastatė eglutę, nors tai jie buvo naujiena ir jie to net neturėjo. Jis atvykęs armijos, ne viena šeima beveik nenorės tavęs imti į žiedus. Čia yra labai tokia svarbi dalis visada, kai ateini prašyti rankos merginos, mačiau ir tą ceremoniją, kai ten duoda kavos su druska, kad ten įrodytų vaikinas, kad tikrai jos nori, nu čia tradicinė šeimos daro tą. Tai kai ateina prašyti, pirmi klausimai būna, kas esi, ką esi baigęs, kiek tau metų ir ar esi tarnavęs armijai. Ir nusprendžiau išvykti į Barceloną. Todėl, kad turėjau tokių vilčių, kad galėčiau mokyti ispanų kalbos. Bet pirmiausia, man ją reikėjo išmokti. Ekonominė padėtis ir neįmanoma išgyventi, net tie ten ispanai patys sėdi be darbo ir taip toliau. Aš prisiskaitęs savo asmeninio tobulėjimo knygų ir visą krypčių Martino Luterio Kingo ir J. Guevaros biografijų galvojau, kas man. Jeigu ištvėrė tai, kas man yra pragyventi su 100 eurų Barceloną, mano draugai. Adios, 50 centas ir piskas. Netgi vietiniai valgo ne namie, o restoranuose. Nes ten tiek daug gali taip pigiai pavalgyti ir taip fantastiškai. Tarkim, sušis ten kiek, gal 7 ar 10 euro centų vienas sušis. Tai galiu už eurą tai prisivalgyti. Tai maistas, iš tikrųjų fantastiškas, jeigu kas važiuosit ir ten klauso aštriai, tai steigit ne aštriai ir padarys vis tiek aštriai.